Treneris sveikinimai su pergale, 2-0, viskas atrodo padaryta pirmam kėliny. Tai pradėkim tiesiog nuo jūsų įžvalgų apie šį susitikimą. Tai džiugu, pergalė visų pirma, atvažiavom laimėti, tą padarėm, tai džiaugiuosi komanda. Bet to pačiu pirmam kėlinį, kaip sakot, pasidarėm tos įvarčius, antram kėlinį tų įvarčių trūko. Tai džiugu, kad sausi vartai, čia tikslas įvykdytas ar ne, bet įmušti turim daugiau. Iš tų progų turėjo būti daugiau įvarčių. Tai va tokios ir mintis, o matosi komanda po praeitų rungtynių dėjo žingsnį į priekį. Po šitų rungtynių tikiuosi irgi dėsim žingsnį į priekį ir ruošimės gintrą jau rungtynėm. Užsiminėt, kad iš tų sukurtų progų turėjo būti galbūt ir daugiau įvarčių. Tas sukurtų progų kiekis tenkina, tai turbūt ir pats žaidimas iš esmės tenkina. Taip, norim dominuoti, norim laikyti kamuolį, norim žaisti su kamuoliu, bet to pačiu, kas turi kamuolį, tas ir klaidų padaro. Tai taip ir matosi rungtynėse, nekontroliuojam kažkur, bet tos klaidos kažkur viena kita, ta tranzicija į gynybą, tai norisi geriau, norisi išlaikyti tą kamuolį, norisi nedaryti paprastų tokių klaidelių. O trečioji zonai ten jau prie vartų, tai kaip jau Dievas duos, jau būna geriau, būna blogiau, bet reikia mušti vartus svarbiausia. Turim grasinti, turim smūgiuoti, turim būti aštrus tenai, tai va to ir norisi. Panašu, tik šiandien pagal pranešimą spaudai pavyko užregistruoti naujokę. Tai kiek buvo ruoštasi ją mesti į aikštę, kaip viskas vyko ir kaip įvertintumėt jos pasirodymą bei ką gali duoti komandai? Taip, džiaugiamės, kad prisijungia, kaip ir sakot, paskutinę minutę viskas įvyko, tie transferiai pasitvirtino, tai džiaugiamės, kad pavyko, bet ir ruošimės, visą savaitę tam ruošimės, jau kaip ir buvom numatę, kad tai bus. Tai va, tai tas debiutas irgi, manau, tikrai neblogas, berods ir asistą, man atrodo, padarė, be perdavimo, kiek dabar galvoju, prie pirmo įvarčio berods prisidėjo, tai manau, geresnio debiuto ir negali būti. Būtų dar įvartį mušus, dar būtų dar geriau.